Sveikučiai, tęsiam darbus prie E90 šiandien, tai iš tikrųjų daug nebefilmavau jau po viso polį keitimo, buvau labai pavargęs, tai greit susidėjau, išvažiavau, viskas kaip ir gerai, viskas veikia, rankinis irgi laiko ko puikiausiai dabar, galiu net parodyti, iš esmės dabar, ta prasme jau ant 5 užtraukį pilnai viskas laiko, dar būtų galima kaip ir biškį pasireguliuoti, kad laikytų, ta prasme anksčiau kaip ir turėtų, bet jau nebeišeina iš jėgos net užtraukti pilnai atgal rankinos, tai čia viskas gerai. O dabar jau kaip ir beveik vėluoju, lekiam pasidaryti suvedimą ir iš važiuoklės, man atrodo, kad bus viskas. Dar pasiėmiau raktus koilom iš luko nuknisau, pasikelsim galą dar truputuką, nes labai nedaug trūksta. Ir viskas, gal išeis kažką pafilmuoti ir suvedime, tai važiuojam. Nu ir ką, pasidarė jau suvedimas, kol pasidarė tai jau ir sutemo. Bet iš esmės, ką, galim greitai apsižiūrėti kaip kas. Priekis, ta prasme, kiek ir nesuėjo, matom, kad buvo tauinas, tauautas plus 0,9, kairiai pusiai tauinas minus 0,4, tada suvienodino iki 0. Kemberį paliko tokį, kokį buvo prašiau, tai minus 1,1 laipsnių tiek dešiniai, tiek kairiai pusiai. Tai čia realiai vos ne tiek pat buvo ir tik atvažiavus, tai čia pasisekė viskas idealiai pasistatė, kai koilai dėjosi. Galas tada, tai jo, čia vat susidėjau, kai susidėjau tiltą, iš tikrųjų tiltą labai gerai pataikiau įsistatyti į varžtų vietas ir sakė, ta prasme atmatavo, nes atstumą tarp rato ir arkos tiek į viršų, tiek į šonus ar lygiai stovi kairė su dešinė pusė. Tai ten sakė, idealiai viskas lygiai buvo, tik labai smarkiai prasišoviau čia su pačiu suvedimu. Tai kaip matom, buvau labai smarkiai tauino pavaryta, buvo kairiai pusiai 6,2 laipsnio, pastatė kaip turi būti 1, o dešiniai pusiai buvo plus 5,3 laipsnio irgi pastatė į plus 1. Šnekėjom, kad statysim pagal gamintojo nustatymus, tai plus 1,1 laipsnis, bet iš esmės nesigavo, nes čia jau yra maksimum, kiek galima atstatytas dėl koilų suleistų pilnai iki, dabar jau negaliu sakyti, kad pilnai suleisti, nes dar pakėlėm juos porą centimetrų. Tai dabar tiesiog gale minus 2 laipsnio, tiek kairiai, tiek dešiniai pusiai, viskas lygu, gražu, važiuoja tiesiai, vairas irgi tiesiai stovi, tai džiaugiuosi, neturiu prie ko prikipti. Kainavo 82 eurus, kainavo kiek daugiau negu šiaip, nes dar jie man reguliavo ir koilus. Tiesiog pats nepasidariau prieš važiuojant, tai paprašiau, kad greitai padarytų, galinius stambiškai pakeltų. O šiaip būtų kainavę 60 eurų, čia priekis ir galas, ta prasme jau kartu. O mes ir vėl garaže, tęsiam darbus prie E90. Tai nuo praeitą kartą jau atėjęs galinio stabilizatoriaus tie silentai poliuretano, pasikeisim šiandien tuos abudu. Tada darant suvedimą pamatėm, kad ant vairo traukių antgalių yra plyšusios gumos. Pačios traukės neklibo šarnyriukai, bet tiesiog plyšusios gumos. Buvo variantas keistis tik pačias gumeles, tas tiesiog greitai paprastai, bet jas kažkodėl yra truputėlį sunkiau gauti, tai jos būtų tik tais penktadienį geriausiu atveju, o šeštadienį jau reikia varyti technikinę. Tai pasiėmiau tiesiog kamoką, pačius pigiausius ir, susidėsim, biškį trumpiau laikys jie, bet kol kas bus gerai. Ir dar taip pat atsiminiau, kad priekinės stabdžių žarnelės, kurios jau jungiasi į pačius suportus, irgi nėra pačios gyviausios. Tai nusipirkau ir tas abiejom pusėm, pasikeisim šiandien ir tuos. Nuo jų ir pradėsim, nes jeigu neatsisuks, tai vis tiek ilgiausias darbas bus, nebenoriu per naktis sėdėti. Tai darom nuo sunkiausių darbų. Šiandien trečiadienis, tai iki šeštadienio dar turim laiko. Su numeriais sugalvojau, kad tiesiog technikiniai jau gal pačioje aikštelėje aš juos užsidėsiu ant bamperio su dvipusė lipnejuoste, nes ir taip dažai lupas, tai nebėra ko saugot, reikės persidažyti ir bamperį, tai čia bus gerai. Variklio čekas, jis pas mane yra dėl atjungto oro srauto matuoklės, labai daug neaiškinsiu kodėl, bet žodžiu taip reikia. Tai irgi pasimsiu planšetę į technikinę ištrinsim klaidą, mažiau dūmins, tiesiog didesni šansai, kad praeis. Tada lygiai taip pat susiradau nuomai katalizatorių, tai jį pasimsiu penktadienį, įsidėsiu šeštadienį ir tiesiai su juo į technikinę. Pigiau negu pirkti vis tiek, nuoma 40 eurų savaitės laikotarpiui, tai man savaitgaliu kaip tik užteks ir 200 eurų depozitas, tai tą vis tiek atgausim, 40 eurų nėra problema sumokėti. Tai jau pasikėliau, nusėmiau priekinius ratus ir norėjau parodyti, ant kiek čia su jom yra viskas. Tai matos, kad jos patrukinėjusios, tai technikinės tikrai nepraleis, o kartu ir nesaugu taip važinėti. Tenais irgi lygiai tas pats matosi, kitoj pusėje gal irgi tas pats.
matosi. Lygiai tas pats. Tai pasikeisim jas abi. Jau čia nepataupiau, nusipirkau Febio. Normali firma, kad laikytų, nesutrūktų po žiemos iš karto. Dar matom, kaip koilai gražiai smėlio pririnko. Nes buvau irgi vario purškalus supurškęs riegius, tai bent jau reguliatoriai tikrai pajudėtų. Bet, na, aišku, prigaudo viso žvyro. Bet bent jau atsisuks išvalius lengvai. Suportų greičiausiai, kad nenuiminėsiu, bandysiu tiesiog taip. Jo, nes turėtų atsisukt, atsuk, gal tiesiog prapjausiu šlangutės, nebus didelė problema. Aišku, tokią vietą turbūt reikės kaitint, nes čia labai abejoju, kad kažkas norės gražiai atsisukt, nes patys vamzdukai dar geri, tai jų keisti tikrai nenoriu šiaip sau, nes tiesiog daug papildomo darbo prisidėtų, kadangi čia kaip ir galima būtų gal ant tos teisios vietos tą sujungimą įtalpinti, bet nesinori vis tiek papildomai darbo, tuo labiau nėra patogi vieta geležinius vamzdukus, tuos bobikus padaryti. Tai pakaitinsim truputuką, atpjausiu, gal kad skystis kaisdamas turėtų kur išeit ir pasimelsim, kad atsisuktų dalykai. Dar žiūriu, turbūt, kad čia irgi yra toks dalykas. Užglušintas kaladėlių daviklis. Man jis kaip ir netrukdo, bet jį turbūt reikės kažkur paslėpti, nes prie tokio dalyko technikinė prisikabins. Jeigu nematys, kad jis yra, tai tada ir problemų aišku nekils. Tai turim tokią situaciją, kaip ir spėjau, adapteriukas atsisuko, bent jau nuo šlangutės, bet jisai sukasi kartu su vamzduku, tai nenoriu nulaužti. Tai tiesiog atsikirpau, iš suporto viskas gražiai išsisuko tenais. Ir dabar tiesiog atsisuksiu, dar atlenkiu biškį tą laikikliuką, po to jį susispausiu ir jisai vėl normaliai laikys. O dabar tiesiog taip pakeli ir atsukinėjim. Aišku, skysčio biškį taškosi. Bet ką jau padarysi. Tai va taip. Ir vėlgi nedarykit to namie, nes dar nesugalvojau, kaip aš jį prisuksiu atgal ir iš čia varva bėga, tai žodžiu einu daryti, po to papasakosiu. Idėją turiu, panašiai kaip atsukau, bet reikia suportą nusiimti. Žiūrėsiu, pasidarau vieną pusę, tada papasakosiu, parodysiu, einu dirbti, kol neišbėgu skystis. Tai jau kaip ir pasidariau, išsiaiškinau, kaip čia paprašiau, dabar galiu ir pafilmuoti, nusivaliau visą stabdžių skystį, čia kad irgi ant stabilizatoriaus dažų nenugraužtų. Tai dariau truputėlį kitaip nei planavau, nes šito bobiko aš nekaitinau, biškį pabijojau, galvoju nereikia. Įsisukau žarnelę į tą bobiką, tą padariau patraukę šitą laikiklį ir, patiesinau ten jį, tada čia užsidėjau, jį atgal susispaudžiau, kai jau įsukau šitą ir viskas laiko. Tvirtai viskas gražu, įsispaudė be jokių problemų. Dabar liko kabėti šitą pusę, irgi užsispaudžiau, kad skystis nebėgtų. Tai kadangi šito aš dabar neįsuksiu į suportą, nes, nėra kaip, tai bus labai paprastas variantas. Nusiemu suportą ir suportą įsuksiu į pačią žarnelę. Nėra geriausias būdas, tikrai nesakau, kad taip reikėtų daryti. Tikrai galima atšildyti, atmankštinti tą, ta prasme, bobiką, arba jau geriau tada keisti ir vamzduką visą. Bet tiesiog darau kaip darau, rodau savo pavyzdį ir kartoju, nedarykit to namie. Taip, žodžiu, atsiminiau, kad turiu tokį diržiuką ant kūno užsidėti kamerai. Tai kol kalbu, dar nežinau, kaip čia garsas gausis, pabandysiu to lygiai pastovėti, kad mažiau šurmulio būtų. Bet galvoju, bent jau parodysiu, kaip aš čia ką su ta šlangutė, kaip su to suportu žaidžiau. Gal visgi bus įdomu pamatyti, kadangi, dviem rankom galiu laisvai dirbti ir kamera vis dar filmuoja. Tai nežinau, ar girdėsis, ką kalbu vėlgi, tai, tiesiog pasižiūrim, kas čia gausis. Tais. Jau stogas važiuoja. Au. Ten dabar irgi atsukta, tai čia paprasčiausiai atsikarpam ir viskas. Šlangutį reikia išsukti, galime iš karto kitą pasiruošti. Nepamirštam betvarkės nedaryti. Čia ne nuo manęs. Taip, šlangutį paruošta. Šiaip reikėjo dar pasivalyti prieš tai. Protingas idėjus ateina per vėlai. Ir ką, dabar mes ją paprastai pasikeliam ir atsukam. Taip, dabar galim užsispausti ir naują šlangutę. Ir reikia greitai ją prisukti. Na va, būna gal kiek sunkiau pataikyti, bet įmanoma.
Taip, aišku, galiausiai viską prisisukam su įrankiais, kad niekas nepabėgtų ir tada tiesiog įsistatyti reikia šitą klipsiuką atgal į vietą. Ir prašau, viskas vietoj, niekas nekliba. Ko puikiausiai. O dabar labai paprastai. Išsisukam iš suporto galo žarnelę. Tiesiog taip. Ir nusiimsiu visą suportą. Paprastai ir lengvai. O dabar tiesiog padarysime atvirkštinį variantą. Ne žarnelę suksim į suportą čionais, bet įsuksim suportą ant žarnelės, turbūt taip reiktų sakyti. Dar aš, aišku, noriu atsileisti iš karto replistas kobrinis, kad skystis tiesiog galėtų pilnai bėgti. Vis tiek tokiu būdu gal bent kažkiek mažiau tų oro burbuliukų pagaudysim į suportą ir bus lengviau vienam nusiorint truputuką. Ir štai pradėjo bėgti jau skystis, tai dabar galim prisukinėti suportą. Čia, aišku, po to visus tokius dalykus reikia būtinai apsivalyti. Čia kiek durnesnė dalis, kad viską pataikyt ir gražiai prisukt. Tai jau kaip pasitaiko sriegis, tai iš esmės viskas paprasta. Greitai, paprastai susisuka. Vėlgi prieš uždedant suportą į vietą prisisukam čia su įrankiais, kad šlangutė stovėtų vietoj. Ir viską gražiai prisiveržim, pirmą nusivalom suportą, tada tik dėsim atgal. Tai išsivaliau suportą ir dar tik noriu pasikartoti. Čia rodau, kaip darau aš, taip tikrai nerekomenduoju ir taip nereikėtų daryti, tai neimkit pavyzdžio. Ir viskas, suportas vietoj prisuktas, spyruoklytę irgi uždėjau, tai dabar reikia dar pasidaryti kažką su šituo laiduku. Jį reikia išsiimti iš vietos. Ir dabar mąstau, kad mes jį tenais paliksim vietoj, bet užkišim kažkur už posparnio. Na va, labai tikiuosi, kad technikiniai toks variantas tiks. Čia matos, tiesiog iš čia eina ir gražiai nueina į vietą. Kai jūs technikiniai nepradės tampyti, bet jeigu ir pradės, tai jis visai laikosi. Klaidų jis nemeta, kadangi jis yra užtrumpintas, tai turėtų būti viskas gerai. Stabdžius dar, aišku, reikia nusiorint, pradėsim nuo tos pusės ir būtinai vėl išsivalykit šitas vietas. Tai gali matyti, pasikeičiau traukutės, nusiorinau stabdžius, šitų dalykų nefilmavau, nes, nebuvo čia labai įdomu. Dabar ką norėjau pasakyti dėl šitų vietų visą laiką. Imam kaltuką ir gražiai visas rūdis ir visus purvus nusizūlinam. Tai praeinam čia ir aš dar prasėsiu ratus, man atrodo, šitų dar nevaliau. Tai čia irgi duoda labai didelį skirtumą, jeigu netyčia vibruoja ratai, gali ir išspręsti šitas dalykas bėdas. Ir dar liko gale stabilizatorius traukas pasikeisti ir šiandien bus viskas. Taip, tenais jau gali matyti, kad pasikeičiau gumas. Tiek vieną, tiek kitą, tai prie šitos visai lengva buvo prieiti, kaip ir problemų nekilo. O šitoj pusėje tai užtrukau turbūt 3 kartus ilgiau negu vairuotojo pusė, vien dėl to, kad kuro bako tas įpilimas eina ir čia nelabai vietos buvo rankas. Bet pasidariau, vis tiek nebuvo labai čia tragiškai didelio vargo. Tai man jau lieka tik tai užsidėti ratus ir šiandien važiuosiu namo pailsėti, o su jumis susimatom už porą sekundžių. One eternity later. Nauja diena, nauja dalių krūva. Tai su šitom viskas kaip ir aišku, o čia truputukai įdomiau. Senas filtras, nebijokit seno, nedėsiu kažkieno filtro, čia mano tiesiog išsiėmiau, kad lengviau dūmingumą praeiti dyzelių dalykai. Ir rankinis truputukas teaseris, tai po technikinės, pasimelskim, kad rytoj praeis. Dėsim iš karto rankinį į šitą, išsims turbūt, kad yra ABS blokas ir galbūt dar kažkokių staigmenėlių bus. O dabar tiesiog labai paprastai pasiėmiau katalizatorių su DPF-u, pilnas gražus, aišku, nesimatys, įsidėsim šitą, susidės dugno apsaugos ir kornerius dar reikia išsiprogramuoti, šitą dalį vis dar nepasidariau ir viskas. Technikiniai bus pasiruošta. Truputuką pamiršau čia pafilmuoti, bet jau sudėjau apsaugas, katalizatorius ten, o ten irgi gražiai vietoj, be laikiklio, nes tik tai neturėjau. Štai irgi pasikeičiau, nes maniškis trūkęs, lūžęs buvo, nelabai ką laikė. Ir iš dugno jau tiek, visos apsaugos vietoj, tai toliau dar viršui čia viską susirinkti. Ir tiek žinių, technikiniai pasiruošta. Atvažiavom į technikinę ir jau tuoj važiuosim. Po technikinės jau grįžom į garažą, aišku, kaip buvo galima tikėtis, baltas lapas.
Įrašė gal 5 didelius trūkumus, kurie kaip ir nėra labai dideli, tai problema yra su priekiniam lempom. Jos šviečia labiau kaip angliškos, ypatingai kairėje, tai reikia atsisukti jas labiau į dešinę. Prieš rūkas dešinys irgi per aukštai labai šviečia, tai reikia jį nusileisti žemyn. Ir tiek tų reikalų, tai susitvarkau šitos, praeinam technikinę ir pradėsim jau kitus dalykus darytis. Už tai, kuo labai galiu pasigirti, tai dūmingumu. Čia, jeigu matos, įpūtėm 0,25, kai riba yra 3. Tai padėjo labai ir katalizatorius, ir oro filtro išėmimas. Aišku, tas pats kuras geresnis supiltas pagelbėjo, bet vis tiek katalizatorius dar negaliu išiminėti, nes prirašė ir vieną šarnyriuką šitoj pusėje, tai tą reikia susitvarkyti, vis tiek mašina kels, užmatys, kad nėra katalizatoriaus, tai vėl bus bėdų. Tai kol kas jį dar pasilieku, iki kol jau turėsim žalią lapą.